Gerą dieną. Turim Zotaką 3080 Ti. Juodas ekranas. Testuojam. Windows'ai sako Video Memory Management Internal. Testuojam su Matsumoto NVMT. C1 kanalas klaida. Testas nepraėjo. Taip, NVMT parodė, kad C1 kanalas turi problemų. Matsas parodė daug nesąmonių. Iš Matso ataskaitų panašu, kad daug pilkų takelių gali būti. Žodžiu, su klientu yra suderintas VRAM ribolas ir jeigu reikės pačio lusto ribolas. Pradžioje pradėkime nuo paprastesnio varianto. Jeigu užteks pakeisti C1 VRAMą, gal ne tai, kad pakeisti, pradžioje jį pabandysiu atribolinti. Na, aišku, nukėlus pasimatys, ar ten reikia kažką daryti, nieko nereikia daryti. Ar tą patį paliksim, ar dėsim kitą. Atsarginių turiu. Išardau, dedu į pečių, į orkaitę, juokauju, aišku. Taip, čia dar. Nerodysiu, kaip ardau. Parodysiu, kai jau bus įdomu, kad nereikėtų karpyti, nes aš vis dar nemoku ir tingiu mokintis. Gal dar reikėtų parodyti muziką jums. Gal dar reikėtų parodyti, kaip atrodo termopasta, kas tikrai nedžiugina, matom momentų, kur neprisiliečia. Kur vietoj prisiliečia, kur neprisiliečia. Jie tokie išsisloksniavus.
Panašu į EMX. EMX 4. Ir jau tikrai neoriginali buvo ardyta. Gerai, ardau toliau. Keikiasi šitą čipą. Korta švari, graži. Pažymėjau, kuris yra. O kaip pasirinkti ar C0 ar C1. Tai tarkim, žiūrim data linijas ir vienas žemesnis nuo C0. Tai pavyzdžiui bus nuo 0 iki 32, nuo 0 iki 31 bitų. O C1 bus nuo 32 iki 64. Tai va, čia yra C, o čia yra, matom, 19, 25, tai iki 31, o čia jau eina virš 31, tai čia bus C1. Kokia tikimybė, kad jisai būtent šitoje vietoje ir kodėl jisai pastrigo? Na, šita vieta ganėtinai karšta, tiek nuo VRAMų, tiek nuo VRAMO droselių, tiek nuo šitų. Ai, beje, apie droselius. Jeigu kažkam įdomu, ne šitas. Kas droselių zvimbimas, kas tas yra, su kuo jisai valgomas. Tiesiog va, kas jau viduje. Vėlytė suvyniota. Ir kai žmonės klausia, sako, ar eina čia kažką padaryti, nu tai nelabai jau čia ką be padarysim. Tai parodysiu didesniu. Droselis tiesiog vėlytė įlieta į kažkokį kietą daiktą. Taip, kad jų zvimbimas net nelaikomas, gamintojai nelaiko garantiniu atveju. Čia va tokia 1080 Ti, bet gal čipas bus geras. Turiu porą sumirusių čipais, gal pavyks atgaivinti, nu, bet čia jau kita tema. Gerai, dedam ant pečiaus. Ir bandysim šildyti. Orkaitė dabar užimta, višta kepa. Kai pašils, parodysim.
kliento kortą. Nesinori čia pridaryti reikalų. Nes tuos visus kondensatorius, kurie aplinkui, labai lengva susirinkti. Ir aišku, norisi, kad būtų kuo tvarkingiau, kuo mažiau fliuso, kad neapibėgtų viskas. Kad jeigu pas kažką kitą papuls, nesakytų, koks čia snarglius darė. Taip. Ano nerebolinsiu, tiesiog dedu kitą. Kad būtų greičiau. Žodžiu, čia prie mikroskopo nieko nesimato. O taip irgi nieko nesimato. Tai gerai, galėtuosi tada ir parodysim. Taip, truputėlį informacijos apžiūrim. Vairama nuimta nuo kortos. Taip, raktas viršuje. Visi takeliai kaip ir ok. Ir čia pavyzdys, kas yra pilkas takelis. O čia yra pilkas takelis. O kaip jisai įtakoja? Taip. Jeigu pasižiūrėsim DDR6 atmintį, raktas. Ir būtent šitas. O čia yra data linija. Jeigu nėra kontakto, reiškia, nėra ir vaizdo. Dabar uždėjau savo VRAMą, šitą ribolinu, kol kortą vėsta. Ir tada žiūrėsim, jeigu viskas ten tvarkosi su kitais reikalais, uždėsim originalų. Ir tada visi čipai bus vienodi. Tai yra laiko atima belė kiek. Paprašiau yra tiesiog paėmai, pakeitei. Ar čipas geras ar blogas, pasilikai, paskiau pasitikrinai ant kitų. Visą laiką norisi, kad korta būtų su vienodais data kodais visi čipai. Tam tokia smulkmena, bet malonė.
Kai turi daugiau, tai ribojinu per šito daikto. O čia dabar dėl vieno, kaip tam kombaino nekursim. Mažam čipukui, mažas trafaretas. DDR5. Netinka. DDR6, good. Parodysiu, kaip ribojinu gliudelis. Šiek tiek plius ant piršto, kad nepabėgtų. Šiek tiek iš vienos pusės, šiek tiek iš kitos pusės. Nereikia per daug, nereikia per mažai. Va, opa, o, fokusas. Tuoj pasižiūriu iš arčiau, kaip ir pataikiau. Tada 40-iniai šaratai. Vat kam reikia, kad būtų prilipęs prie piršto. Va taip atrodo per mikroskopą. Na, po truputėlį šildom. Galimai pavyko iš pirmo karto. Yra momentas, kad reikia nulupti nei per anksti, nei per vėlai. Jeigu per anksti nulupsim, tai nusilups su visais šaratais, o jeigu per vėlai, atvės ant tiek, kad kas čia gavosi? Vienas neprisilydė, neprisilitavo.
Bet tai ne bėda. Nu, va, turim atribolintą čipą. Kur čia tas vaizdas? Čia šviesos trūksta, nu žodžiu, patikėsit. Nusiplaus, bus kaip naujas. Kortą jau atvėsiu tiek, kad būtų galima paimti rankas. Bet nepakankamai, kad būtų galima išlaikyti ilgai. Šitas pakeistas. Visi į RT77, o šitas į DT77. Gerai, vėstą surenku ir dedu į stendą. Ant 4 varžtų prikabinau. Žiūrim, ką turim. Tai ten tiem visiems heiteriam, kur tai nepamatavai prieš dėdamas ten dar kažką. Viską aš pamatavau. Visko yra tiek, kiek reikia. Ir tam kortą G102 čipas matosi. NVMT jau klaidų nebemeta, tai jau yra gerai. Pasas. Gerai. Dar pratrauksim su kitu testu. Nors ne, gal reikia iš karto jungti į Windowsus. Turėtų jau būti ir vaizdas, ir garsas. Daugiau garso, blėt. Taip, jeigu GPUZ Device Manageris be klaidų, GPUZ be klaidų, prasuku kokį lengvą testuką ir stabdau filmuką. O tada uždėsiu originalų čipą ir jei viskas gerai, atiduosiu klientui. Trisdešimt 80 Ti. Dvylika megabaitų, 12 gigabaitų. Nu, pažiūrim, kas bus. Aišku, reiktų ne formarką leisti, reikėtų kokį superpositioną bent jau leisti, nes attikėd atmintį apkrauti. Bet čia dabar pasižiūrim, kiek yra temperatūros. Memory temperatūra 68, 70, kaip 3080 Ti, tai tikrai gražiai, o surinkta ant 3 varžtų, ant 4 varžtų prisukta. Hotspotas 7.1, delta 6 laipsniai.
Vienas geresnių rezultatų, kurios tenka matyti, stebėti. TDP beveik 100%, galbūt daugiau, bet jau nepaveža mano procas. Na, yra ir 100%. Ką žinau, manau turim fiksą. Dar už kadro protestuosiu. Ir tiek žinių. Muzika sustojo, o vaizdas dar eina. Dar parodysiu vam iš testo išimta ir kaip pasta dabar pasiskiršiusi. Idealiai. Prigaudimas idealus. Honda. Žinot, kur gauti. Na va, rezultatas. Atstatytas originalus ribolintas varamas. Kortas sukasi, fone formarkas, ant viršaus volijus. Tai yra, kad tam viena šalčiausių kortų 3080 Ti'us. Gyvens ir džiaugsis. Ačiū visiems už dėmesį. Geros dienos.